kad tik tada, kai žmogus savo atsako į klausimą, kas aš ir kokia mano realizacija, nes mūsų realizacija visų yra absoliučiai skirtinga. Visiškai, mano laisvė yra nebūtinai kuo nors panaši kaip tavo laisvė. Ar ne? Man patinka vieni santykiai, tau patiks kiti santykiai. Kiekvienas mes turime savo išaiškų milijoną priemonių. Tai kai mes atsakome savo klausimą, kas yra mano gėris, retas žmogus žino, kas yra jo gėris. Kas yra jo laisvė, kas yra jo laimė, kaip atrodo jo laimė. Jo? Kai mes atsakome savo šitą klausimą, tuomet atėjus į komandą, į bet kurią komandą, mes esame suaugusio žmogaus pozicijoje ir mes galime prisimti atsakomybę už save. Nu čia kaip pavyzdys, ar ne? Jeigu aš esu sėkla, iš kurios tikrai išaugs obelis. Ai ne, geresnį pavyzdį duosiu. Geresnį, sugalvoju dabar. Įsivaizduokim, kai aš žinau, kas aš esu. Įsivaizduok. Aš tikrai žinau, čia man dažnai labai sako, dėl ko tą pavyzdį pateiksi, dėl to, kad labai dažnai man sako žmonės, mano laimė, aš laiminga tada, kai aplinkiniai laimingi. Aš laiminga tada, kai darau žmonėm gėrį. Kai žmonės supranta, kokia aš tenai, kiek aš jiems galiu duoti. Tai šito atveju aš turiu labai kitą nuomonę. Ir pateiksiu per pavyzdį. Kodėl kalbu apie įmonės. Įsivaizduokim, kad aš esu karvė. Karvė duoda pieno. Taip. Žmonės iš pieno gamina sūrį, sviestą, grietinę, kefyrą, ir taip toliau, daugybė dalykų, ar ne? Ja. Bet karvės esmė yra kokia? Duoti pieną. Ar jinai duoda pieną dėl to, kad žmonės pasigamintų sūrį? Ne, jin tiesiog duoda pieną. Kaip višta deda kiaušinį. Jingi nededa žmonėm kiaušinio. Jingi ne dėl kiaušinienės deda kiaušinį. Jin tiesiog deda kiaušinį. Jo? Mano esmė yra duoti pieną. Ir aš visada laiminga tada, kai aš esu aš ir aš duodu pieną. Bet tai mano esmė, mano prigimtis. Jo? Ąžuolas mėto gilės, jo, kurias paskui šernai valgo. Jo? Tai kiekvienas mes turime tą savo kažkokį giluminį aš, kuris visados visiems kitiems duos gėrį. Su ta sąlyga, kad aš žinau, kas aš. Ar aiškiai čia kalbu? Ir jeigu aš atėjau į komandą ir aš žinau tikrai, kas aš, ir aš žinau, kad kai aš išsiskleidžiu, įvyksta tai, yra žmonės, kurie ateina į komandą, ar ne, ir visa komanda sulipo. Žmogus klijai. Jis išėjo iš įmonės ir viskas išbyrėjo. Ja? Arba būna žmogus, kuris nematomas. Įmonė yra žmogus, kurio niekas nemato. Jisai išėjo, dingo gėlės. Dingo gėlės, dingo kava, dingo sausainiai. Dingo daugybė dalykų. Gėlės nuvyto, sausainiai dingo, kavos niekas nenupirko. Ir tik tada visi supranta, kad tai jisai pirko, jis viską tą darė. Yra žmonės, kurie yra džiaugsmas. Arba yra žmonės, kurie yra vaikštantis idėjų rinkinėlis. Vaikšto tik kaip koks dušas ten, žinai, visas pusės tik tuškė. Tu tik gaudyk. Ja? Tai kai aš žinau, kas aš, ir jeigu aš žinau, kas aš žinau, kame mano realizacija, ir aš komandoje per tai veikiu, tai visiems yra gėris. Visi tik tai ima ir gamina sūrius. Nes aš esu karvė.